Man tenka laikas nuo laiko Lietuvių literatūros tautosakos institute mokyti atvykstančius užsieniečius, kurie nori išmokti lietuvių kalbą. Ir įdomus kontingentas renkasi Indija, Pakistaną, Šveicariją ir daugiausiai iš pietų šalių. Ir aš klausiu, kodėl, kam jums reikia? Tengi šilta. O jie perspektyvoje sako, norim įleisti šaknis čia. Bet ne taip, kad paprasti žmonės. Profesoriai, medikai, chirurgai. Ir vienas buvo profesorius iš Indijos. Jisai studijuoja, nepasakysiu dabar tiksliai, baltistiką, negaliu pasakyti ir nesuklaidinsiu jūsų. Bet ką jisai man pasakė ir mane nustebino, tai jog jisai didžiosiose konferencijose, kur dalyvauja, stengiasi savo pranešimą skaityti lietuvių kalbą. Kaip jūs galvojat, kodėl? Už tai, kad jinai sena labai kalba yra. Ir kai profesorius, mano mokytojas profesorius Zinkevičius, jau tai senais laikais, tai legenda, gal ir mokytojams jūsų dėstė, kaip jisai pasako Indijoje, skambino iš viešbučio telefonu ir kalbėjo lietuvių kalba, skambino į universitetą, į lietuvių katedrą ir kalbėjo lietuvių kalba. Įėjo tarnas ir pradėjo lenktis už tai, kad lietuvių kalba labai susieta su sanskritu. Dabar aš jums paskaitysiu vieną sakinį. Čia visa tai buvo parašyta prieš 200 metų. O jūs gal galėsit man išversti? Sturliuks klausėsi veidą, kur gulkniauka? Po karlauka. Tai mūsų, mano, jūsų, visų protėviai kalbėjo šitaip, tokiais žodžiais. O galite išversti, kas čia gali būti sturliuks, kiškis arba zuikis? Sturliuks. Taip, klausė siveidą. Mūsų protėviai kalbėjo ir sakė žodį siveida. Kas tai gali būti siveida? Siveida. Lapė. Kur gulkniauka? Kas? Katė. Teisingai. Ir sako po karlauka. Po egle. Kiek visokiausių gražių dalykų. Tai anksčiau buvo toks žodis sierdeglis. Ar žinot, kas tai žodis yra? Ne. Bet greit pagausit. Sierdeglis. Ir Jablonskis sugalvojo, sako, klausyk, reikia daryti perversmą. Nėra čia jokio sierdeglio ir čia mes nesam, atsiprašau, rusai, mes esam lietuviai ir reikia sulietuvinti žodį. Ir jie sugalvojo, ką čia padarius, kad čia tai būtų labai efektyvu ir veiksminga. Ar teko būti Vilniaus senamiestyje? Ten buvo labai daug žydų amatininkų parduotuvių. Jablonskis užeina, neprisimenu, irgi su kažkokiu kalbininku, neprisimenu, atsiprašau, bet Jablonskį gerai prisimenu. Užeina į parduotuvę ir žydui sako, klausyk, duok mums degtukų. Degtukų? Sako, taip, duok degtukų. Degtukų. Va šitą? Ne, Jablonskis sako, ne šitą, čia arbata yra. Tai šitą? Ne šitą, sako, čia pipirai yra. Ir tai per kelias daugelį prekių ir tada prieina prie sierdeklių. Ir sako, va čia yra degtukai. Tai čia ne sierdekliai? Ne, sako, čia degtukai. Ir ateina prekeivis kaip aš. Ir aš sakau, duok man sierdeklių. Žydas savininkas ir sako, ne, čia ne sierdekliai, čia degtukai. Ir taip šitas žodis įgavo savo vietą, prasmę ir šiandieną mes naudojam tos degtukus. Yra vienas toksai žodis, kurį jūs naudojat, man šiandieną dar studentai daug susakė. Ir geimina, ir japinu, ir koročiai, yra tokie. Yra tokie žodžiai, jo?
Yra japinų. O ką tas japinų reiškia? Jūs galit man paaiškinti? Japinų. O geimina, kas tai geimina yra? Geimina. Nu klausykit, čia jūs duodat. Gerai, dabar įsivaizduokite, aš galvoju, kad mus visus išlaisvina vaizduotė. Kai mes ateiname į šitą pasaulį, užgimstame. Mes viską labai teisingai darome. Viską teisingai. Mes teisingai kvėpuojame, mes teisingai rėkiam ir neprarekiam balso. Bet ateina toks momentas, kad mes socializuojamės ir atsiranda žmonių, kurie yra savivertė žema, jie pradeda juoktis iš kitų, šaipytis ir taip toliau. Bet tas žmogus nekaltas, jisai bando pasislėpti po kažkokią tai kaukę. Ir aš net nebejoju, kad jūs labai daug tokių žmonių turite. Ir aš pati taip pat turiu ir taip yra. Bet šito dalyko galima išvengti, jeigu žmogus jisai patikės, kad gyvenime nieko nebūna šiaip sau, kad kiekvienas jūsų buvimas čia ir dabar yra labai labai svarbus. Įsivaizduokite, mes atvažiavome į tarptautinę konferenciją. Ir mes pristatysim kiekvienas savo telefoną sukurtą. Dabar jūsų užduotis tokia yra. Jūs turite pristatyti šitą telefoną auditorijai, tai, kad jie būtų suinteresuoti įsigyti tą mūsų lietuvišką, ukmergietišką, žemaitišką, zosiūnišką ir dar kažkokį tą telefoną. Paleiskit vaizduotę iki negaliu. Man studentas vienas pristatė telefoną kastovo tipo. Nebijokit, paleiskit, ką jūs sugalvojo, tą ir paleiskit. Gerai? Koks tai svarbus dalykas šito projekto? Gali atsitikti tai, kad jūs sukursite tokį žodį, kad valstybinė lietuvių kalbos komisija sakys, klausykit, fantastiškas žodis. Viskas, bandom jį plėsti, visur kažkur dėlioti ir ten, pavyzdžiui, bus autorių šito žodžio. Zigmas va, ar dar kažkas. Gerai, kaip jums sekasi, jau gal kartais sukūrėt? Truputį. O, geras, biški. Rašykit pakūkinti. Pakūkinti. O kas tai yra pakūkinti? Parūkyti? Ne. Kažką labai gerai padaryti. Gerai padaryti? Nu, labai gerai kažką padaryti. Čia iš anglų kalbos. Iš anglų. Aha. Gerai, tai gal jau galima improvizuoti? Ateikit, viena komanda, paskui kita. Sakykite, ką pristatysite? Masimofonas lietutis. Lietutis. Nu ir kuo jisai ypatingas? Gali internetinti. Internetinti. Ar garsiuot gali. Garsiuoti. Jūs galite tas parašytas mintis išsiųsti. Tai galima sakyti rašikliuoti. Rašikliuoti. O rašikliuoti. O pats tas žodis kaligrafonas, tai iš dviejų žodžių sandaros, tai kaligrafija ir telefonas. Kaligrafija ir telefonas. Mes atsivežėm naują telefoną išrastą, kuris vadinasi haštofonas. Haštofonas. Haštonas. Nes jis turi HD raišką tiek nuotraukose, tiek telefono ekrane ir niekada nedūžta kaip nuo medžio krintantis kaštonas. O kaip gražu. Tai dabar aš kiekvieno paklausiu, vietoj skrolinti, kokį žodį siūlytumėt? Vat pagalvokit. Gali būti tai ir naujadaras, gali būti kažkoks atitikmuo. Pabandykit, pasakykit, prašau. Pirštinti. Oi, kaip gražu. Telefoninti. Vaizdafoninti. Vaizdafoninti. Atsijungti. Atsijungti.
Vaikščioti. Juosinti, nes kaip juosta, ten, nesukant aukštinių žemyn juoda. Juosinti. Juostinti. Juosinti. Taip, nes kaip juosta Juos- juoda, taip aukštinių žemyn. Juostinti. Geras, tikrai įdomus pasiūlymas. Naršinėti. Šliaužioti. O, irgi labai geras. Plaukioti. Telefonauti. Ekranauti. Ekraninti. Gerai, šaunuolė, viskas gerai, puiku, viskas puikiai. Puslapiauti. Puikiai. Stuminėti. O, Ir gloti. ir kloti. Jo, geras, man patiko. Slankioti. Slankioti. Degraduoti. Degraduoti, klausykit. Mes dabar stengiamės kažkuo būti kitu ir ypatingai per tos telefonus ir mes pametam savastį ir tada būnam nelaimingi, tada ir tipo atsiranda ir visi kiti. Nepataikaukit niekam, bet būkit laisvi savo vidumi ir turėkit savastį, nes čia yra pats svarbiausias dalykas. Norisi bliauti, bliaunu, norisi rėkti, rėkiu, bet nebijokit ir neišduokit savasties. Ir aš galvoju, tada ir vaizduotė bus, ir tada laisvė bus, ir pats gražiausias dalykas būsit patys savimi. Ir tikrai ir būsite naujadarai ir lietuvių kalbą branginsit.